Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būstinė Anatomija žiūrovai. Jūsų dėmesį naujasis viešbutis AC Hotel Vilnius. Šiandien pasikalbėsime su vienais iš jo architektų, kurie daugiausiai čia rūpinosi interjeru. Keliaujame. Labas, Viktorija. Labas. Labas, Simai. Labas. Pagaliau esam čia naujajame viešbutyje, kuris vadinasi AC Hotel Vilnius. Esame čia pirmą dieną po jo atidarymo, tai yra visiškai šviežia. Jum, architektam, koks buvo pagrindinis projekto tikslas, ką jūs čia turėjote pasiekti, ką jūs čia darėte? Projekto tikslas turbūt įrengti viešbutį pagal atitinkamą brandbooką, bet išlaikyti kokybę viso šio komplekso Švento Jokūbo kvartalo, kurį projektavo Dio Architects. Ta kokybė, tą tokį išskirtinumą, kadangi vieta įpareigoja, nes tai yra šalia bažnyčios, visiškai miesto centras. Norėjusi sukurti erdvę, kuri būtų išskirtinė, bet kartu turėjom ir išlaikyti AC Marriott brandbooko visas detalės ir visą svarbą, kad viešbutis atitiktų tą standartą. Ir mes iš tikrųjų mūsų pokalbį pradėjome tokioje įdomioje erdvėje. Papasakokit, kaip čia kažkas apsijungia, nes šiek tiek žinau informacijos, bet čia kažko galbūt ir neturėjo būti, ar ne? Taip, pagal architektų projektą ši erdvė jungia Baltąjį tiltą su Lukiškių aikšte, nes jie suprojektavo vidinį kiemą, kuris yra atviras visiems ir žmonės gali iš Lukiškių aikštės tiesiog praeiti pro šį holą ir mes stengiamės integruoti tą idėją į mūsų interjerą. Tai mūsų ši siena, granito siena su arkomis, ji atkartoja fasado ekspresiją. Ir kartu mums ši erdvė tokia yra šiek tiek monumentalesnė ir mes norėjom ją tokią monumentalesnę palikti, kuri yra lyg tai įėjimas, lyg tai praėjimas, o jau kitos erdvės yra jaukesnės ir šiltesnės. Kalbant apie bendrus duomenis, kokio tai yra dydžio objektas ir kiek jisai turi kambarių? Tai yra 8000 kvadratinių metrų ir yra 271 kambarys. Tai yra didžiausias mūsų komandos projektuotas viešbutis. Taip, buvo iššūkis, nes tikrai yra daug kambarių, daug suvaldymo. Simai, iš tikrųjų, dirba visa jūsų komanda. Kaip iš jūsų viso kolektyvo, kas už ką pasiskirstė, pavyzdžiui, tavo pagrindinė, kokia buvo čia atsakomybė, ar buvo pagal zonas kažkaip tai darbai? Mano pagrindinis iššūkis buvo perteikti mūsų komandos idėjas ir darbus ir juos įgyvendinti čia. Su visom inžinierių komandom, statybininkais, užsakovais. Tiesą pasakius, šitam aukšte praleidau tikriausiai daugiausia laiką. Sprendėm viską, nuo elektros įvadų, gaisrinės signalizacijos, inžinerinių sistemų, vėdinimo, absoliučiai visko. Ir tada jau atėjo gražioji dalis. Apdailos, baldai, visko įgyvendinimas. Ir tada atsidarė viešbutis. AC Hotel priklauso Marriott viešbučių grupiai, tai vadinasi, jie kiekvienam savo viešbučių prekiniam ženklui turi atitinkamą vadinamą brandbooką. Mes gavom labai didelį tokį sąrašą, tokią, kaip aš vadinu, Bibliją, ką reikia įgyvendinti ir kaip įgyvendinti. Tai kai būna projektai, kad esi visiškoj laisvėj, šiuo atveju mes tokie buvom labai įsprausti, bet tai kartu galbūt ir davė akstiną kažkaip pasižiūrėti dar kitaip į viską ir mums padėjo netgi, aš sakyčiau. Tai AC Hotel yra labai toks modernus viešbutis, jų brandbookas yra ganėtinai toks griežtas. Jie vadovaujasi taisyklėm, kad turi būti modernios, tokios labai šiuolaikiškos formos, jie neleidžia spalvų, jų tikslas yra tokia monochromija, kad viskas būtų šiek tiek nugesinta, kažkiek pavarijuoti leidžia, bet labai nedaug. Tai AC Hotel visas dizainas yra paremtas tekstūromis, paremtas kažkokiais tokiais švelniais perėjimais per niuansinės spalvas.
Tad mūsų pagrindinė idėja ir buvo turbūt surasti skirtingas medžiagas, tekstūras, kurios atspindėtų tą visą AC Hotel viziją, bet kartu ir padarant tokį fainą dizainą. Iš tikrųjų, daug medžio. Vienas iš labiausiai mane čia nustebinusių dalykų, ką aš matau, tai yra šitos lubos. Papasakokit, kaip čia buvo sugalvota tokia idėja ir kas čia tokie šitų grožių pasirūpino. Šiuo grožiu pasirūpino AR studija. Mes iš tikrųjų esam labai dėkingi dėl to, kad buvo tiesiog labai lengva bendrauti, viską įgyvendino kaip ir norėjom. Šitas jas turėjom uždengti, nes čia turėjom konstrukcinius elementus, turėjom inžinerinius elementus, tai lietaus nuvedimo sistema. Ir inžineriniam sistemam konstruktyvai turėjom reikalavimą B degumo klasę. Tai čia buvo pirmas iššūkis, nes netaip paprasta susirasti medinės plokštės, kurios atitiktų šią degumo klasę, bet gavom subrangovą AR Studio, kurie parūpino mums ne tik B degumo klasės medžiagas, bet ir A degumo klasės medžiagas, natūralų medį ant sienų ir išpildė mūsų tą reikalavimą, nes čia buvo vienas pagrindinių dalykų, norėjom kuo daugiau natūralių medžiagų, bet susidūrėm su problema dėl reikalavimų, šiuo atveju gaisrinių reikalavimų. Tiesą pasakius, atsisakė gal 2 ar 3 durų tiekėjai, gamintojai gaminti šias duris. AR Studija sugebėjo mums pasiūlyti sprendinį ir manau, gavom puikų rezultatą. Reikia nepamiršti turbūt, kad čia yra ne tik duris, bet jie turi valdymo sistemą, priešgaisrinius reikalavimus, ar ne, automatiką visą. Tai šie visi tie inžineriniai nematomi momentai ir tas grožis yra taip ganėtinai sunku tiek architektam, tiek tiekėjam viską sujungti. O mes pro šitas duris ir užeisim į restorano erdvę, kur baigėsi ką tik pusryčiai ir yra tyla, ramybė. Pirmas, kas man čia labiausiai krenta akis įspūdis, nuostabūs šviestuvai. Papasakokit, iš kur čia tokios idėjos? Timeless yra vienas iš brando reikalavimų. Dėl to mes ieškojame būtent šviestuvų, baldų ir panašiai, kurie atitiktų tą reikalavimą. Vadinasi, daugiausia tai yra italų gaminiai, nes italai moka tą timeless sukurti ir jie ilgai yra aktualūs. Kai kūrėm restoraną, mes norėjom sukurti tokias erdvitės, nes iš tikrųjų yra labai sudėtinga sukurti restoraną viešbučiui, kuris būtų ir pusryčių restoranas ir kartu turėtų tą vaibą vakarinį. Talpintų 100 žmonių ir neatrodytų kaip tiesiog pokelių salė. Pavyzdžiui, šis stalviršis pusryčių metu yra pusryčių zona, tai yra kur sudedamas maistas, bet vakarienės metu čia susėda žmonės. Ir mes uždarom kavos zoną, čia viską nuimam ir toks gaunasi, išeina toks visai kitoks jausmas, kad tai yra jau didelis restoranas. Būtent tam atliept buvo didžiausias iššūkis tikriausiai šituos stalviršius išnaudojant vakarienės metu, kad jie atliktų ir funkciją. Tai būtent šituose zonose turim šaldantį stalviršį. Šaldantį? Taip, čia yra... Okei, iš tikrųjų šaldantį. Taip, tai čia yra pusryčių zonai patiekti. Vakare mes turim tą patį akmenį ir išjungtas sistemas ir turim stalviršį dar 20-25 žmonėms prisėsti. Čia turim daug lenkimų ir įspūdingo aukščio, iš tikrųjų padaryti tokius dalykus yra reikalų. Čia ar yra lukštas, kas iš ko čia padaryta, nes AR studijos specialistai, žinau, kad ir šitas sistemas padarė, betgi galima buvo tiesiog lygias sienas padaryti. Taip, tai yra natūralus lukštas. Mūsų apskritai restorano idėja susipynė tarp AC Hotel brandbuko, tos ramybės ar ne to kažkokio ramesnės atmosferos ir planuojamo baskų virtuvės restorano. Nes baskai, ispanai, kažkokia tokia energija turėtų atsirasti. Ir mes sugalvojame bandyti tas sienas išskaidyti tokias mažesnės erdves, sukurti tuos tokius, pakabinti tuos šviestuvus tokius, lygtais tokį kaip ispaniško daugiau tokio charakterio suteikti. Man patinka, kaip atskyrėt šią erdvę, tokie kaip, lietuvių atrodo gaminti kažkokias tai skulptūros, meno kūriniai.
Kas sugalvojo ir kas išpildė tokį dalyką? Tiesą pasakius, būtent šios 3 skulptūros taip pat buvo mūsų modeliuotas. Tiesiog turėjom labai gerą rangovą, vėlgi, kas sugebėjo įgyvendinti ir čia šiuo atveju dirbo net ne skulptoriai, dirbo baldininkai, kas būtų keisčiausia. Arba Solution. Riešės baldai arba Solution, seniai įmonių grupė, kurie jau mes su jais esam susidūrę ir Kaune, jau vienoje šokoladinėje Laisvės alėjoje, rodėme pirmoje mūsų būsto anatomijos laidoje, pasižiūrėti galite. Kalbant apie stiklą, mes jo labai norėjom nelygaus, raštuoto, bet vėl susidūrėm su saugumo klausimais, specialiom plėvelėm, tonavimais, apšvietimu ir vėl padėjo RB Solution. Tiesą pasakius, labai daug galvos skausmo šitam objektą nuėjome būtent jie, nes tikrai labai daug nestandartinių sprendimų, labai trumpi terminai ir buvo labai daug iššūkių. Remdamiesi architektų viziją, RB Solutions kartu su Riešės baldų gamybos komanda įgyvendino išskirtinį viešųjų erdvių baldų projektą. Nuo projektavimo iki gamybos ir montavimo. Vos įžengus į viešbučio holą, čia jūs pasitinka įspūdingas akcentas – apvalus minkštasulis su viduryje žaliuojančiu medžiu. Priimamasis baras bufetas su išskirtinė struktūrinių stiklų kompozicija ir netikėta forma įgavusi medžio skulptūra – tai tik dalis originalių baldų įmonės grupės RB Solutions ir Riešės baldai sprendimų. Tai yra AC Lounge ir AC Bar. Tiesą pasakius, dar AC Library. Pagal viešbučio brandbuką šios zonos privalo būti viešbutyje, skirtos lankytojams ir vietiniams žmonėms ateiti, papoilsiauti, padirbėti, paskaityti, susitikti. Mūsų tikslas buvo sukurti kažkokias labai jaukias erdves ir šią didelę erdvę šiek tiek suskaidyti tam tikrom zonom. Čia šita zona atskiriama yra būtent televizoriais, ar ne šitų baldų. Natūraliai nereikėjo čia užsitamsinti nieko, tiesiog. Kaip ir minėjau, kadangi nėra leidžiama daug spalvų šiame viešbutyje, mes labai daug dirbome tekstūromis. Tai čia yra Dimens Decor tapetas. Taip, 3D efekto tapetas. Wow, o čia atrodo kaip plokštė kažkokia sudėta, nežinau, metalas kažkoks. Šį sprendinį mes panaudojame ir šiai sienai, bei registratūros zonai. Taip. Mums labai pagelbėjo suminkštinti erdvę, įdėti tokių skirtingų tekstūrų, nes dažai ten, medis, viskas jau kartojasi, norėjosi kažką atrasti tokio unikalesnio, įdomesnio ir Dimens Decor leidžia netgi patiem, ką nori sukurti ir jie gali visą tai atspausdinti. Tai mums asmeniškai labai tiko dėl to, kad mes galėjom sukurti įdomesnį sprendinį ir atitikti brando standartų. Ir tiesą pasakius reikalavimus atitikti, nes vėl susidūrėm su tom pačiam problemom degumo klasės. Ir šie gaminiai turi degumo klasę. Tai džiauriai sudėtinga, nes tapetai labai retai turi apskritai degumo klasės. Tai čia vienas iš tokių unikalių gaminių ir kiek žinau, Dimens Decor savo gaminius spausdina Lietuvoje. Turi čia gamyklą, lietuviškas gaminys. Ir šitam viešbutį mes stengiamės kuo daugiau pritaikyti lietuviškų gaminių, lietuviško meną, turim lietuvius skulptorius, lietuvių tapytojus, kurie papuošia erdves, nes AC Marriott reikalauja meno savo interjeruose ir mes labai nenorėjom jo skolintis. Tai visi paveikslai yra lietuvių. Baras. Norėjom padaryti kažką ne visai standartinio. Akmuo, aišku, čia vadovaujasi mūsų taisyklėm natūralumas ir dar kartą natūralumas. Baro sieną norėjom padaryti truputį kitokią, tarsi įrėmint kaip paveikslą ir matosi rėmas aplinkui gėrimus, butelius, lentynas, jis yra įrėmintas, pašviestas, nes vėlgi kiekvieną tašką, kiekvieną kampą norėjom padaryti kiek įmanoma skulptūriškesnį, kad visi kadrai būtų fotogeniški į visas pusės. Instagramiški, kaip šiandien sako jau tas terminas, ar ne? Kalbant apie konferencijų šitas erdves, kiek jos turi čia kažkokių tai savo scenarijų, transformavimuose galimybių ir kas jums čia buvo iššūkis pagrindinis? Ši konferencijų salė iš tikrųjų yra labai didelė, ji gali talpinti net apie 400 žmonių. 400 daug. Netgi galbūt 450, čia priklauso nuo išstatymo. Mes dabar matome 3
3 sujungtas sales, už šios mobilios sienos yra dar viena salė. Tai ši salė gali transformuotis į 4 mažesnės sales, arba į 3, arba į 2, arba tapti labai didelę konferencijų salę. Vėlgi didžiausi iššūkiai priešgaisriniai, akustika yra milžiniškas iššūkis. Garso izoliacija, išpildim garso izoliaciją, mes turėjom labai aukštus standartus iš AC Marriott ir jos ne tik garso izoliuoja, bet garso ir sugeria. Kilimas beveik 2 cm storio. Taip, mes ieškojame kilimo, kuris nebūtų toks per daug ofisinis, o toks minkštesnis, įdomiau žiūrėtųsi ir jis yra iš tikrųjų labai storas ir juo vaikščioti yra taip minkščiau ir maloniau negu standartinė kiliminė danga. Grožimės šiuo interjeru, norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Krinoną plaunantis siurblys su garų funkcija – Zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Juo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Apie sporto salės būtent idėją papasakokit. Man tai iškart lubas. Wow. Mes labai norėjome sporto salę padaryti tokią jaukesnę, kad žmonės tokiu malonumu ateitų sportuoti, nes ji yra šviesi. Čia žinoma, užaugs šiek tiek vijoklių, augalų, tikimasi, kad galbūt joga bus šioj zonai už lango. Supratau. Ir idėja buvo būtent lubas padaryti taip pat medžio. Ieškojom idėjų ir sugalvojom vėlgi dėti skydus, dėl to, kad labai norėjosi šioje erdvėje tokio kažkokio išbaigtumo, jaukumo, įdomumo. Lubos aukštas, daug veidrodinių sienų, daug tokių kietesnių paviršių, tai norėjosi tą tokį smagesnį, įdomesnį vaizdą sukurti. Vėl natūralumą. Grindis vėl natūralus medis. Lubas natūralus medis. Parkingo kylant per tas visas betoninės atraminės senelės atrodo, kad kažkokiam tai, nežinau, stipriam bunkerį, tada pakyla saulė. Vaizdai. Ir visi nuostabūs Vilniaus senamiesčio vaizdai. Na jo, įspūdinga vieta iš tikrųjų. Taip, čia yra intarpas atskirti 2 viešbučio korpusus. Tokių intarpų dar yra. Architektai sugalvojo, kad reikėtų šiek tiek tūrių skaidyti. Ši idėja labai patinka, nes ir vidinėse erdvėse, einant koridorium, šiek tiek matosi Vilniaus vaizdų. O šiame aukšte kambariai ypatingi tuo, kad jie turi panoraminius stogus ir iš abiejų pusių atsiveria labai gražus Vilniaus vaizdai. Wow, super. Na, iš tikrųjų, tavo paminėtos lubos, kažkas tai to, kad čia gali pamatyti visą tą Vilnių neišeidamas iš viešbučio. Turim roletą, kuris kyla į viršų? Taip, iš tikrųjų, labai ilgai ieškojom variantą dėl to, kad pagal standartą būtinas blackoutas, vadinasi jokios šviesos, o tokiam skirstimui langų nieko neradome, tik tai kelis variantus, iš kurių rinkomės, ir čia yra automatinė sistema. Visa šita sistema kyla į viršų ir uždengia langus. Mano manimu, šitie kambariai yra labai išskirtiniai ir žinoma, gali būti žmonių, kuriem galbūt labiau standartiniai patiks, tai mes turim kitose aukštose ir standartinius, bet šie yra tokie išskirtiniai ir jau viliojantis atvažiuoti žmonių, kurie nori patirti kažką kitokio, nes visgi gulėti lovoje ir žiūrėti į bažnyčią ar į dangų yra labai įdomu. Čia turim iš tikrųjų labai įdomias sienas ir čia toks vaizdas, kad vos ne kažkoks tapetas, bet matau, kad yra plytelė. Taip, kaip ir minėjau, visada negalėjom naudoti spalvų, naudojom tekstūras. Šios plytelės yra su tokia kaip audinio imitacija.
Aš jas nusižiūrėjau kažkada komandiruoti į Ispanijoje, labai patiko, bet mes turėjom tokį iššūkį, nes lubų aukštis yra 2,40, plytelės buvo 1,50 m, tad būtų išėjus labai didelį išeigą, bet gamykla specialiai dėl mūsų pagamino plyteles po 1,20 m, kad galėtų gauti tokį užsakymą. Taip. Tai kuo skiriasi šis standart tipo kambarys? Pati paminėjai dydį, ar kažkokios vėlgi lindot ir į kitas medžiagas, ar vis tiek vardiklis tas pats? Skiriasi tik dydis, dėl to, kad vėlgi prekinis ženklas, jie nori, kad būtų išlaikyta ta pati interjero linija, interjero idėja. Skiriasi tik tiek, kad didesniuose kambariuose yra sofkutė, yra keli kambariai su mini tokiom virtuvėlėm, yra neįgaliesiems skirti kambariai, tai tokie iš principo ganėtinai standartiniai reikalavimai. Tai yra kampinis kambarys, tai automatiškai yra sunkiau išplanuoti ir mes turėjom gana nedidelį senmazgą, dėl to sugalvojame perkelti praustuvą čia, nes galima ir pasidažyti ir tiesiog tai yra toks ir šviesos yra daugiau ir tokią spinto zoną perkelti čia ir už jos padaryti miegamai. Ir tiesą sakant, AC Marriott standartas ir yra, kad būtų viskas paprasta, labai lengvai pasiekiama, nebūtų perteklinių kažkokių elementų, kurie galbūt padarytų tą apsistojimą sudėtingesniu, tai yra ten per daug durelių, per daug kažkokių stalčių ir panašiai, viskas ko reikia, komfortui. Jūs kaip architektai ir kaip žmonės, visų pirma, Simai, kaip tu čia šiandieną jautiesi? Gerai ir kartu keistai. Jaučiuosi kaip kažką didelio paleidęs, atidavęs ir atrodo truputį trūks to proceso su šituo darbu, bet jau reikia paleisti gyvenimą. Esu laimingas, net nebepavargęs, jau daugiau džiaugiuosi. Nebeprisimenu blogų dalykų iš projektą. Mesgi linkę visą laiką tos sunkesnius kažkur tai dėti toliau, po to išsiventiliuojama, ne? O šiandieną galime džiaugtis. O kaip Viktorija? Aš jaučiuosi tokį kaip padarius labai rimtą darbą, kaip turbūt vienas iš tokių kertinių objektų gyvenime, nes turiu tokius tam tikrus žingsnius ir labai įdomiai kalbėjom su Dio Architects vadovė, projektuotoja Gilma, jinai taip, uždarimas, atidarimas, nes taip, architektam yra uždarimas, o visiems kitiem atidarimas. Ačiū Jums, ačiū nuostabiai Jūsų architektų komandai, joks dydis projekto, matau, jau Jūsų nebestebina, tai linkiu, kad iš tikrųjų pastoviai nauji projektai Jūs vis nustebintų, kitą kartą galbūt kažkas ant žemės nuleistų, vėl kilsit žinai viršų, tai tikrai superinis projektas ir nekantrauju pamatyti kitus. Ačiū Jums. Ačiū labai. Kalbant apie išmanius buities sprendimus, kurie padeda taupyti laiką ir energiją, vienas iš pavyzdžių – Techno Arka. Bendrovė, siūlanti išmanių namų įrangos ir buitinės technikos sprendimus. Čia galima rasti efektyvią techniką, patikimų gamintojų produkciją ir aptarnavimą be streso. Techno Arka siekia, kad kasdieninė buitis taptų paprastesnė ir patogesnė. Tai jų pagrindinis tikslas. Daugiau apie išmanius buities sprendimus www.technoarka.lt. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Šį mėnesį kelionėms po Lietuvą pasirinkome šį naują BMW X7, kurį mums parūpino partneris BMW Lietuva.
Nuo pat savo debiuto BMW X7 įkūnijo prabangos ir erdvės sintezę. Tai didžiausias BMW visureigis, suteikiantis kelioniai reprezentatyvumo ir išskirtinumo. Atnaujinta versija dar labiau išryškina flagmano statusą. Galima pavadinti šį automobilį kaip 7 klasės limuziną, tik tai ant aukštesnių ratų ir didesnį. Jį jau išbandėme tiek mieste, tiek greitkelyje, tiek ir bekelėje. Tai yra absoliučiai universalus automobilis. Tikrai labai gera patirtis. BMW X7 X-Drive 40 komplektuojamas su galingu 3 litrų 6 cilindrų BMW Twin Power Turbo varikliu, kuriame slypi 381 arklio galia. X-Drive visų varančiųjų ratų sistema, adaptyvi oro pakaba ir integruotas aktyvus vairas užtikrina nepriekaištingą valdymo tikslumą bei stabilumą. Norite sužinoti apie šiuo metu galiojančius šio modelio specialius pasiūlymus, o gal ir jį išbandyti patys? Galite skanuoti ekrane matomą QR kodą ir tą padaryti jau dabar. Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Esame Vilniuje Ark Zona parodoje, šiandien kalbame su Vytuko durimis apie naujienas durų pasaulį. Keliaujame. Labas, Sigita. Sveiki, Jurai. Su Vytuko durim jau esam susipažinę ne kartą ir pats namuose ką tik įsidėgiau jūsų duris. Va, Nematomas. Nematomas, su stabdžiukais, su visko, kas priklauso. O šiandien atvykome čia į Litexpo parodų rūmus, vykstančią Art Vilnius ir Ark Zona parodas. Sigita, noriu tave pakalbinti, nes pati minėjai, Vytuko duris turi kažką naujo, nerealaus, kur dar nėra niekur sumontuota Lietuvoje. Papasakok daugiau. Nematomos duris tai ne tik baltos dažytos duris, bet norisi duris paslėpti ir turėti sienų skydose. Tai mes pristatome Eklisės specialią staktą su specialiu nufrezavimu sienų skydams, kai durų varčia su sienų skydais mūsų gamintais yra vienoj plokštumoj. Tai čia mes turim priglaistomą staktą iš galo ir tada ant jos jau galim klijuoti sienų skydus 13 ar 19 mm storio. Jie gali būti lygus, jie gali būti frezuoti, taip kaip čia. Pristatome su Alpi faneruotė duris. Šių metų kolekcijos riešuto faneruotė. Tokia rami, šilta ir elegantiška. Čia rodome duris su Ettore Socos faneruotė, raudona, labai išraiškingo dizaino. Dar 1980 metais ši kolekcija buvo sukurta Alpi kartu su dizaineriu Ettore Socos, kur labai išraiškingas medžio lūkštas, labai išraiškinga medžio tekstūra. Atsimenu, vienas klientas sako, žinai, man atsibodo gyventi nuobodžiai, aš noriu į namus įnešti ir kažkokius spalvos, energijos, tai tarsi va, tokia gali būti višnaitė. Čia mes vėlgi rodom galimybės, ne? Kada iš esmės tokio tipo duris su patraukiamom rankenom. Sigita, mes čia galim turėti vėlgi vienoj pusėje vieną medžiagą, kitoj pusėje kitą medžiagą. Faneruotę galime turėti vienoj, kitoj pusėje. Ir ją rinktis iš kiek maždaug variantų, spalvų. Labai daug. Alpi turi be galo daug, be galo didelę paletę faneruočių, medžio lukštų, bet tai gali būti ir beicuotas ąžuolas. Mes tada beicuojam pagal kliento grindis. Tai tų beicų mes būna išvedinėjam unikalius beico spalvas kiekvienam užsakovui. Čia itališka rankena, taip vadinama ilga koja iki žemės. Šios konstrukcijos durim reikia idealiai paruošti angokraštį. Todėl iš anksto jūsų apdailininkai turi būti labai kruopštūs, sudėti kampukai, nuglaistytą, nudažytą. Mes leidžiam tik tai 2-3 mm paklaidą per angos plotį, aukštį ir sienos storį. Na ir štai pilkosios duris. Tai duris su kampinė stakta, jų grožis yra tame, kad durų varčia su apvadu vienoj plokštumoje. Taip pat labai populiarus mūsų sprendimas tiek moderniuose interjeruose, tiek ir klasikiniuose. Štai čia yra stumdomos duris palei sieną su specialiu Magic bėgeliu. Kaip matot, atrodo, tarsi duris kabo ore, bėgelio nesimato, jis yra durų varčios nugaroje, o specialiai ašis montuojama į sustiprintą sieną.
Labas, Ieva. Labas. Labai džiaugiuosi būdamas čia, Viduko durų salone, Nemenčinės plente. Tu kaip architektė, ar ne, pati minėjai su Viduko durim daugybę metų dirbi ir tau yra svarbu tas grįžtantis ryšys, klientas. Papasakok iš jų apie šitą interjero saloną. Kaip jis tau buvo kažkoks kitoks nuo tavo kitų projektų, kas tau čia buvo svarbu, būtent, kad atsiskleistų viskas, ką įmonė ir gamina, pasimatytų jos filosofiją. Dažniausiai tokie ekspoziciniai salonai, jie primena šiek tiek sandėlį. Tai va to labai norėjosi išvengti ir norėjosi, kad šitas salonas labiau primintų namus, galbūt šiek tiek ofisą ir kad žmonės atėję čia galėtų pamatyti, kaip skirtingi produktai dera kartu ir kad tu gali miksuoti įvairius sprendimus ir turėti vis dėlto visumą. Kitas momentas labai svarbus projektuojant ir renkantis duris yra galimybė kurti. Galime frezuoti MDF plokštės ir, pavyzdžiui, montuoti ar ant stiklo, ar ant veidrodžio, kaip čia va šitose duryse sumontuoti. Galime pamatyti visiškai vėl kitokį sprendimą. Čia yra užsimatinantis stiklas. Paspaudus mygtuką jisai tampa skaidrus, yra raštai išfrezuojami, kokie tik nori, kokius tik architektai sugalvoja, tokius raštus gali išfrezuoti Viduko duris ir uždėti ant stiklo pertvarų. Mes čia pristatome vieną iš Eclisės Synthesis kolekcijos gaminių, tai yra Areo sulankstomas dureles. Pirmą kartą Lietuvoje ir su specialiu mechanizmu push to open, tai yra tu paspaudi dureles, jos atsidaro, pačios automatinis atidarimas ir vos spusteli ir jos užsidaro pačios ir nėra jokios rankenos. Geras. Tai čia, žodžiu, yra Areo sulankstomos durelės, gali būti viengubos kaip pas mus, gali būti dvigubos, gali būti visa iki 5 metrų 200 pločio, 270 aukščio spinta, kur ten bus dalis sulankstomų, dalis bus dviverių ar vienverių baldinių durelių. Tai, žodžiu, labai toks platus pasirinkimas. Dar ką norėčiau papasakoti apie šito 3 metrų labai išskirtinio dizaino duris. Jų išskirtinumas yra pats raštas ir piešinys. Turi tokią galimybę kurti ir derinti skirtingas faneruotės. Čia yra italų dizainerių sukurtos skirtingos faneruotės ir aš jas sumiksavau ant šitų durų savo tokiom proporcijom, kaip man norėjosi. Grinai pati parinkau derinį šitų 3 skirtingų faneruočių ir sudėjau, reiškia, galiu sukurti iš principo paveikslą ant durų. Kur dabar toliau dar viskas eina? Ką dar ketinat pristatyti, ar dabar dar kažką atsivežėt, kas būtų vėlgi naudinga interjere mūsų dizaineriam, architektam ar žmonėm, kurie patys žiūri mūsų laidą? Gal dar kažką turim čia parodyti? Labai populiarus sprendimas dabar įleistos sienoje grindjuostės. Tai yra unikalus, švelrus, minimalistinis sprendimas. Kai jūs turite grindjuostę, taip vadinamą plintusą vienoj plokštumoj su siena, tai irgi Eclisė gamina itališkus aliuminio profilius, 13 mm storio, prie kurio yra privedamas gipsas arba pritinkuojama. Ir išduosiu paslaptį, nuo naujų metų mes turėsime be galo mano pačios labai laukiamą produktą, nes mes kartu su italais kūrėme jį. Tai bus plonutė 4 mm aliuminio grindjuostė. Čia jos yra dar tik tai pats pirmas bandymas, pirmas blynas. Gruntuota, paruošta dažymui. Ja bus galima montuoti prie sienos tiesiog kaip išorinę grindjuostę arba į tą patį aliuminio profilį. Ir turėti šešėlinę tokią siūlę. Šitas produktas aliuminio grindjuostė įleista sienoje bus idealus visuomeninės paskirties patalpoms, pastatams, tai yra bibliotekoms, parodų salėms ir salonams ir taip toliau, kur yra labai svarbu tiek ir ilgamžiškumas, valymas ir atsparumas. Vienas iš populiariausių sprendimų tai yra stumdomos durys į sieną su vėlgi mūsų partnerio italų Eclisė kasete, taip vadinamos kišeninės pocket sliding doors. Ir čia kaip tik stumdote duris su specialiu dar priedu. Jos yra sujungtos tarsi lynu ir stumiant vienas duris važiuoja ir antra.
mūsų sprendimas yra ne tik dažytoje sienoje, bet dar mes apsiuvome duris ir sienų skydais, nes dabar moderniuose, šiuolaikiniuose interjeruose daug jaukumo suteikia sienų skydai, kuriuose integruotos tiek stumdomos, tiek varstomos duris, paslėpti sandėliukam, drabužiniam ir panašiai. Ir čia dar matote mūsų salone grindjuostę su LED pašvietimu. Kas man labiausiai asmeniškai patiko šiame interjere, šiame Vytukų durų salone, tai yra šitos 3 metrų aukščio duris, o jeigu aš noriu jas atsidaryti abiejas, nereikia kažkur ten lipti, paspaudžiu mygtuką, va, atsidarom, turim, volia, ko daugiau reikia, erdvė iš karto visa ir patogiai praeinam. Sigita, ačiū tau, laukiame jūsų naujovių. Gerai, ačiū Sigita tau. Ačiū. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt